žiūrėsim, pagrindas eina. Dabar mūsų ketvirtas įėjimas pasirodė. Ketvirtą įėjimą mes jau galim kirpt daryti. Paimam plunksnakotę ir mes jį iškerpam. Tvarkoj, nukirpam. Na, galim gal dadėti dar kokį tašką. Dadėjom. Ir dabar jisai eina. Dabar mes ką padarom? Darom transform ir atsidarom mask. Mask ir mask patch. Štai. Ir atsirado kubiukas. Tai jis parodo, kad pradeda veikti kaukės, mūsų linijos visos veiks. Aktyvuojam, paspaudžiam kairį pėdės klavišą uždėję ir aktyvuojam. Štai atsirado keturkampiai, tie balti žymintis aktyvaciją langelio. Galim pasididinti lauką judėjimą, kad mums būtų patogiau, ir po truputį traukiam. Traukiam, štai jau pajudėjo ir mes tuo pačiu patraukiam liniją. Padarom erdvės judėjimai. Čia mūsų sluoksnis skirtas. Rankas krato purto. Taip. Taip. Kol kas mes judam. Čia yra gan kruopštus darbas. Kol kas šiandien mes dar galim sau leisti drąsiai taip mėtėt. Nu, biškį linijos spalvą galim pasikeisti, paspaudžiam geltoną tą kvadratėlį, atsirado mums spalvų gamos ir pakeisim į raudoną. Gal bus geriau matyti. Taip, toliau traukiam. Ražas. Labai daug vietos užima ražymas, nu bet nieko. Vis įdomiau biškį. Nu, jei galima žemėt. Šiandien. Štai. Eina. Ir mes jau jį apgaubsim gaubtu. Štai apgaubėm. Jis eina toliau. Mes jau jį gaubėm. Pradėjai tas įdėti. Čia būna kartais, kad paspaudė ir pasidaro pilnas kvadratas, tada judina ir kitą. Tai kad palaisvint, paspauskim, kur nėra pilnas, kur tuščias. Ir atrakina tada. Atrakina. Na, rankos susiglaudė. Mes jau galim sumažinti. Tvarkoj. Šiandien viskas tvarkoj dabar. Kol kas. Mes dar nedaėjom lyg iki kito. Ir čia neišlindo. Gerai viskas. Kol kas gerai. Vėl rankas. Tvarkoj. Ir jau mes artėjom
kai pradės lyst kitas. Nu, kol kas. Štai. Ir išlenda kitas. Ir jisai uždengia mums šitą, bet mes neįsigaskim. Jis uždengia, mes paskui pataisysim. Dabar. Aha. Štai ir išlindo. Įla išmaišo. Ir mes dabar irgi įsikerpam. Iškerpam šitą kaukę. Štai, iškirpom šitą kaukę. Ir pas mum jau pasimatė visi trys įėjo. Dabar mes galim jau dabar pataisyti. Taip, šitą matom. Aha, jisai jau daug nuėjęs yra. O, kiek mes jį taisom. Nepamirškit, kad čia patamsėtų, reikia pažymėti, kur jį taisom. Atsiranda kontūrai tada. Taip. Mes jį pataisom. Dar reikia. Gerai, galim mes jį traukt, mažint. Biškį ranką užžengė, atitraukim atgal. Kažkaip tai eina. Mūsų vat jau šitas išėjo, tai čia bus įėjimo pirmo. Štai šitas. Ir vat eina. Galim padaryti erdvės šitam. Štai šitam įėjimui. O šitą kaukę mažinam. Eina, todėl vat ranką, vėl padarom, kad ranka neliestų kraštų. Išlindo jau ir šitas mūsų veikėjas, bet jam yra dar erdvės. Tvarkoj. Pasižiūrėjom, aha, šitas eina. Visus tikrinam. Tikrinam. Paspaudus ant kiekvieno šito brūkšnio pasirodo, kuris yra iškirptas. Šitą rodo šitą jau. Šitą paspaudus rodo tą. Paspaudus šitą rodo šitą. Ir šitą mes irgi galim. Taip, įėjimą. Šitą įėjimą mes irgi atidarom mask. Ir biškį patraukiam ir irgi įjungiam mask patch. Atsirado rombas. Aktyvuojam. Štai. Ir jau mes galim šitą traukat. Vat. Na jau taip maždaug atrodo. Vat. Jeigu visus norim pažiūrėti be kontūro, paspaudžiam apatinį, dingo kontūrai ir va šitaip maždaug va, jau vaikščioja. Toliau neiškirpta, matot, jau palindo ir susidengia. Mes įjungiam jį, aha. Ir kai jis neįlystų, neužsidengtų, mes traukiam kontūro linijas. Taip, tas eina pirmyn.